Sveiki bičiuliai, ačiū, jog įsijungėte mūsų kanalą. O mes nieko nelaukdami keliaujame iš naujai iškasto šulinio išsiurbti vandens. Nusiplausim šulinio kraštus iš karto. Įsiurbsim vandenį. Nu įdomu, žiauriai įdomu. Ar pasiseks mums čia su to šuliniu. Su šulinio vandeniu plaunam šulinio. Truputėlį prasiplovėm, kiek atsiplovėm. Ir dabar bandom išleisti šulinį. Žiūrėsim, kiek čia laiko užtruks. Turbūt kokį, įsivaizduoju, 20 minučių ir bus išleistas. Tai jeigu aš teisingai paskaičiau, ten yra apie 1,5 kubo vandens. Nėra mažai. 3 ritiniai užsipildė, tai šiaip pakankamai greit pildėsi. Tai aš manau, kad jeigu vanduo bus geras, tai mums tikrai bus per akis to vandens. Kol išlydinėjome vandenį, nuėjome apžiūrėti daržą. Turėsime agrastų ir serbendrą. O tai standartiškai 20 minučių virto į turbūt 1,5 valandos. Šulinį ištraukiam, tai kol siurblį ištraukiau, tai vat, vanduo jau pildosi, iš tikrųjų labai greitai. Tai manau, kad tai yra nemažas pliusas. Turbūt neturėsim vandens trūkumo. Kokybė dar lieka neatsakytų klausimų. Kokybė lieka neaišku. Siurblys atlaikė, buvo panardintas į smėlį, iš tikrųjų pastrigais ten. Teko pakovoti dėl siurblio atgavimo. Nu jo, pildosi greitai. Negalima juk visą laiką dirbti, po darbo reikia ir papramogauti. O jeigu kada nors buvote susimąstę, kas yra sportinė žvejyba, tai dabar jūs ją ir matote. Oho. Slidus gyvatė. Ką čia pagavai? Hibridas. Neblogas. Vakar turėjom šiek tiek svečių. Surinkom naujus pirkinius, pradėjome nuo karučio. Ir tuomet keliavome prie suvirinimo aparato. Pradėjome nuo vežimėlio, surinkom aparatą, pravedė trumpą instruktažą, kaip reikia virinti, o suvirinimo darbus pamatysite visai netrukus. Užkūrėm traktorius važiavo. Trosą pareguliavo.
reikia užfiksuoti kiekvieną katrą. Bliamba, tai atkrilo. Ne joninių laužas, bet lauželis, prie kurio praleidome vakar. Keliaujam kasti. Šiandien mes pagrindę kasim, truputį pjausim, bandysim virint ir betonuot. Tai vakar prisižadėjau Daviliai padėti susikast šiek tiek lysvės. Tai greitai prasikasam. Stringa. O tokią vat nusipirkom ryte. Ir 40 metrų, jei neklystu. 40, ne? Man atrodo. Jo, 40 metrų. Turėtų šiek tiek palengvinti laistymo darbus. Tik reikės kažkaip ją pasikabinti. Dar O neaišku čia va kaip. kam? Čia kažkokia Čia detalė? turbūt, nežinau. A, ne, čia nėra daugiau. Yra. A, yra. Ai, va. Tai turbūt... Ne, ne iš tos pusės. Whatever, ta prasme. Čia tvirtinimas yra. Ir jisai tada sukiojasi. Jo. Čia toks kaip, nu, tas, kur depo Kur matė. dėpa žiūrėjau. Dabar kasim duobę vandens rytei. Nes prie karkasinio namo rytas suk gal būtų nelabai protinga. Tai bandysim įkast, stulpus įsibetonuot. Žiūrim, kaip seksis. Įbes kastuvą į žemę. Tai tu sakei, kad reikia per kiek nuo namo? Aš norėčiau metrą bent jau palikti. Metrą? Ta prasme, šitiek daug? Na gerai, truputį mažiau. Ar tiek užtenka nuo namo? Užtenka gal. Nu, tai tada daugmaž čia ir yra. Nu, va, pirmas į duris su kastuvu įvyko. Ar Jasper kastuvas atlaikys? Išsikasiam duobę. Pem comų biškai daugiau negu pem. Nekasiu giliai. Kas bus, tas bus. Jeigu iškels, tai iškels. Kokiam aukštį mes dabar ją... O, vat, nu, tai aš dabar padėjau ant tos dėžės ir žiūriu iš aukštį. Geriau būtų biškiai aukščiau. Tai palauk, aš Šiek tiek aukščiau nei... Padedam šitą. Nu, o dabar tai labai geras. Taip, nu tai gerai, tai dabar atsimatuojam. 11. Ką? Bent 11 gandrų skaičiuoju. Pamatot kiek iki viršaus? Apatinis apie pem 1.
Viršutinis 7,1. Nu, aišku, čia dabar kreivai labai stovi. Čia vienas taškas. O taip pat. Daugmaž. Jau. Bandom. Lentą grąžink. Ar gerai? Tai gerai. Praktiškai nereikia pasilenkti. Atsimatavom. Plius minus. Gerai, keliaujam pjaut ir virint. Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, I've always got a home where you can come be. Oh, because I ain't afraid of a little weather. We can make it together. When I tell you that I got you, and I'm here ready to see it through whatever. Know who got you? Oh, your man got you. You know who got you. Oh, your man got you. Now when those dark nights keep getting longer, Matavau, pjausčiau, matavau ir vėl pjausčiau ir nieko nebesuprantu. Dėkingiausia yra tai, kad ką pirmą atsipėgau, paskui susipjausčiau į smulkesnius gabaliukus. Galiausiai smulkių neberadau, nes man jau čia nieks nebetinka, tai žodžiu, pagal situaciją dabar jau reikia suktis. Tai einu atsinešiu kempą ir bandysiu sukabinti, kad čia šiek tiek bent jau laikytųsi. your man got you. You know your man got you. Ooh, your man got you. You know your man got you. Oh, your man got you. Your man got you. Ooh, man got you. She got you, got you. Nu, va, pirmas mano vyrinimas. Tikrai atrodo baisiai, bet net nebejoju, jog čia viskas laikys. Tai virinant jaučiausi kaip vaikas per kalėdas. Vienas turbūt smagiausių dalykų, ką teko daryti paskutiniu metu. O dabar keliausim, bandysim jį įsibetonuoti.
Žodžiu, labai greitas darbas, tai nežinau, 15 minučių užtrukom, tai tiesiog sausas jau mišinys paruoštas betonavimui, šlakelis vandens prasimaišėm su mikseriu, pilėm betoną, šiek tiek akmenų, betoną, akmenų. Aš manau, kad čia daryti 100 metų laikys, ypač tai, kad mano vienas rėmo laikiklis yra palaidotas, o kitas čia liečiasi. Tai dar užsikasim žemę, tai čia 100 metų. Tai dar spėjau greitai pravažiuoti su traktoriuku, baigt žolę pjauti, labai faina dabar. Ir ką, lekiam toliau pasižiūrėti, kokie darbai mūsų laukia.